1978 metais rusų geologų komanda buvo išsiųsta ištirti tolimiausią ir labiausiai izoliuotą Sibiro dalį, kuri žmonėms buvo visiškai nepažįstama. Sraigtasparnis skrisdami virš bekraščių miškų netikėtai jie pastebėjo kažką neįprasto. Tai buvo proskyna, kurioje galėjai matyti pasodintas daržoves. Tai buvo akivaizdus žmonių gyvenimo įrodymas. Geologams tai atrodė praktiškai nesuvokiama, nes artimiausia žmonių gyvenvietė yra maždaug už 250 km. Geologai nusprendė atidžiau viską apžiūrėti. Jiems nusileidus, jie iš karto aptiko daugiau žmonių gyvenimo įrodymų, medinių įrankių, tiltelį per upelį ir dar daugiau daržų. Kiek paėję, jie pamatė medinę pašiūrę. Jiems prie jos kiek nedrąsiai priartėjus, staiga prasivėrė jos durys ir išeina kiek pagyvenęs vyras, kuris kaip paaiškėjo, kad išvengtų mirties su savo šeima pabėgo į Sibiro miškus prieš daugybę metų. Sveiki atvykę į įdomiausios dokumentikos kanalą, kur šiandien jums papasakosiu apie neįtikėtiną Sibiro šeimos istoriją, kuri neturėdama jokio kontakto su išoriniu pasauliu Sibiro glūdumoje išgyveno ištisus 40 metų. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo, o dabar gero žiūrėjimo. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją, prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika. Karpo Lykovas gyveno mažai apgyvendintame Rusijos regione. Jis buvo vienos religinės sektos pavadinimu Senieji ritualistai narys. Tai rytų ortodoksų krikščionys, išlaikantis Rusijos stačiatikių bažnyčios liturginės ir ritualinės praktikas. Bet šita religijos šaka buvo uždrausta ir atstovai persekiojami. Karpas nusprendė su savo žmona Akulina, sūnumis Savinu ir dukra Natalija, kuriai tuo metu buvo 2, persikelti į mažą miestelį Sibire, kur gyveno jo giminaičiai ir ten ūkininkauti. Tačiau vieną 1936 metų dieną jam su broliu dirbant laukuose netoli kaimelio prisistatė komunistų patruliai ir tiesiai prieš Karpo akis nušovė jo brolį. Jis nieko nelaukęs grįžo namo, susirinko visą šeimą ir patraukė į tankius Sibiro miškus. Jie ištisas 3 savaitės ėjo vos praeinamais miškais, kartu su 2 vaikais ir daiktais. Ir įveikę apie 250 km atstumą, jie priėjo vietovę, kurioje ir nusprendė įsikurti. Nieko nelaukę, jie puolė statyti savo pašiūrę, kur galėtų gyventi. Jie pasistatė pašiūrę, kurioje buvo tik viena patalpa su vienu langu. Nebuvo jokių baldų ar medinių grindų. Tačiau jie turėjo pasistatę krosnį, kuri juos bent kažkiek sušildydavo ilgais Sibiro žiemos mėnesiais. Oro sąlygos buvo atšiaurios, vasarą temperatūra pakildavo iki +30 laipsnių, o žiemą nukrisdavo iki -30 laipsnių pagal Celsijų. Šeima augino bulves, rinko ir įvairias miško gėrybės, grybus. 1941 metais gimė Dimitrijus, po 3 metų Agafe. Darėsi iš tiesų sunku pramaitinti tiek burnų. Jie gyveno be jokių patogumų. Vaikai eidavo statyti spąstus žvėreliams gaudyti. Užsiimti žemdirbystę ir auginti savo maistą buvo galima tik apie 3 mėnesius per metus. Tačiau 1961 metais dėl labai blogo oro jie neteko beveik viso derliaus ir maisto buvo dar mažiau. Matant tai, Akulina pasiaukojo vardant vaikų ir drastiškai sumažino savo maisto duoklę. Ir 1961 metų vasario 16 dieną jinai miršta iš bado. Liko tik tėvas su keliais vaikais, kurie bandė išgyventi. 1978 metais juos aptiko geologų komanda. Ir tai buvo pirmasis kartas, kai kurie iš jų matė kitus žmonės. Geologai supratę, kad toks staigus svetimų žmonių atėjimas traumuoja vaikus, įsirengė stovyklavietę truputį tolėliau. Bet greitai šeima įsidrąsino ir pradėjo bendrauti su geologais.
Iš pradžių jie nieko neimdavo, kas jiems būdavo siūloma, net ir maisto ar drabužių. Po kurio laiko tarp geologų ir šeimos užsimezgė ryšys ir geologai papasakojo, kas vyko pasaulyje per visą tą laiką, kol jie buvo atsiskyrę. Mainais jie rodė geologams, kaip reikia išgyventi laukinėje gamtoje. Geologai palaikė ryšį su šia šeima keletą metų. Netgi kelis kartus siūlė grįžti į civilizaciją, bet jie atsisakė. Einant metams, jie ir toliau sunkiai gyveno. 1981 m. rudenį šeimą ištiko tragedija. Vienas paskui kitą mirė 3 iš 4 vaikų – Dmitrijus, Natalija ir Savinas. Jie mirė kelių dienų skirtumu, 2 iš jų dėl kepenų pažeidimo ir 1 nuo plaučių uždegimo. Mokslininkai buvo pasiūlę juos nugabenti ligoninę, bet jie kategoriškai nesutiko. Liko tik tuo metu 80 metų amžiaus buvęs Karpas ir jaunesnioji dukra Agafė. Mokslininkai primiktinai bandė įkalbinti juos apsigyventi su savo giminaičiais, kurie gyveno už maždaug 250 km, bet jie atsisakė. 1988 m. vasario 16 d. po 27 metų nuo žmonos mirties miegodamas miršta Karpas, palikdamas jauniausią savo dukterį vieną. Agafė nuo 2016 metų viena gyvena vakarų Sajano kalnuose, Hakasijos Respublikoje. Šiuo metu jai yra 79 metai ir ji net neketina grįžti į civilizaciją. Štai tokia neįtikėtina Sibiro šeimos istorija. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, komentarų skiltyje palikite raktinį žodį noriu.